Aš kaip senas kontražvalgybininkas mėgstu stebėti politinę situaciją, analizuoti, rinkti faktus, vertinti ją. Ir aš bandau išsiaiškinti, kas iš tikrųjų valdo šalį. Kiekvieno doro kontražvalgybininko tikslas yra nustatyti tą asmenų grupę, kuri valdo šalį arba svarbiausius šalies strateginius objektus. Tai reiškia tuos objektus, kur sukasi didžiausi pinigai. Tai be abejo yra energetika, finansai ir transporto sektorius. Taigi, ir man yra visiškai nesvarbu, ar ta asmenų grupė, kuri iš tikrųjų valdo šalį, įtakos grupė, kaip norit, kaip ją pavadinkit, ar už jos nugaros stovi užsienio valstybė, priešas. Rusija, Baltarusija, Kinija, o gal kitos užsienio valstybės, Amerika, Vokietija ir taip toliau ir panašiai. Man svarbiausia, kaip ta asmenų grupė veikia. Jeigu jos veikla ir veiklos tikslai kertasi su Lietuvos valstybės interesais, su visuomenės interesais, jeigu jų veiksmai daro žalą pačiai valstybei, skurdina žmonės ir verslui sudaro nekonkurencingas sąlygas, nes jis negali konkuruoti, nes jam reikia labai daug mokėti už įvairias valstybės teikiamas paslaugas ir taip toliau ir panašiai, sudarytos itin blogos jam sąlygos. Ir ta įtakos grupė tik tai žiūri, kaip gauti jai didesnį pelną, žiūri tik tai savo naudos ar užsienio valstybės naudos, tai yra problema ir labai didelė. Gali valdyti šalį ir jos biudžetą, finansinius srautus, politiniai jėgai suteikia rinkėjas tam, kad ta politinė jėga įgyvendintų duotus pažadus rinkėjui. Šiandien trumpa istorija apie tokios galios iškovojimą ir pasitikėjimo mandato gavimą, apie galios praradimą ir apie akių rinkėjams dūmimą. Be abejo, viskas suksis apie Nemuno aušrą, nes šiuo metu būtent dabar vyksta arši agresyvi kova ir toje kovoje vienas iš aktyviausių, vienas iš didžiausių ir agresyviausių kovotojų yra Nemuno aušra. Taigi sveiki atvykę į mano kanalą ir ačiū tiems, kurie prisijungite, neišsijungite ir pasilikite iki šio momento su manim. Taigi pradėkime. Pati pradžia. Kaipgi Nemuno aušra gavo pasitikėjimo mandatą ir galią? Tai aišku, tai pirmas dalykas, tai yra labai didelis indėlis pačio Žemaitaičio. Tai yra šios partijos vadovo. Jo charakterio būdas yra, jis labai iniciatyvus, jis pilnas energijos, jis tiesiog kaip vampyras iš kitų matyt geria tą energiją ir gauna jos vis daugiau ir daugiau, jisai nuo ryto iki vakaro arba ištisom parom gali dirbti ir tai yra jo charakterio būdas. Ne kiekvienas tai gali sugebėti ir ne kiekvienam tai yra duota. Toks hiperaktyvumas. Kitas dalykas, jis turi daug informacijos. Jisai pats Seime dirba ilgus metus, jisai dalyvavo įvairių komisijų tyrimuose, jisai priėjo prie įvairios informacijos, kaip ir tos slaptos, taip ir neslaptos, tai kaip ir užkulisinės ir neužkulisinės. Jis puikiai orientuojasi politinėje situacijoje, žino, kas yra kas. Kitas dalykas, jisai tiesiogiai bendravo su žmonėmis, važinėjo po visą Lietuvą, po kaimus, miestelius, kaimelius ir tiesiogiai žmonėms aiškino savo suvokimą šio pasaulio, kaip sakė darys, ką sakė darys, kaip darys, kokius pažadus vykdys ir taip toliau ir panašiai. Kitas veiksnys, kuris prisidėjo prie pergalės, prie mandato gavimo, tai yra žiniasklaida. Ir kaip nebūtų keista, kad jinai veikė iš dviejų pusių. Tai taip vadinama ta alternatyvioji, arba kuri yra už ribų, sisteminės ribų žiniasklaidos, ir ta, kuri yra sisteminė. Abi žiniasklaidos dirbo Žemaitaičio naudai. Abi jos jį reklamavo. Jeigu viena jį keikė,
visais įmanomais būdais, išmeižė jį visais įmanomais būdais ir tai darė kiekvieną dieną, tai kita žiniasklaida suteikė jam galimybę išsakyti, pasisakyti, paaiškinti žmonėm, kokius tikslus siekia, kaip jis siekia, kokią informaciją turi, kokį blogį mato, kokias problemas nustatė ir taip toliau ir panašiai. Ir tai vyko ne vieną mėnesį. Trečias veiksnys, kuris prisidėjo prie Žemaitaičio partijos laimėjimo, tai be abejo yra jo konkurentai arba netgi, pasakykime, priešai, kurie inicijavo ir politikų veiksmus jo atžvilgiu ir jo partijos atžvilgiu, bet pagrindė tai yra jo asmeniškai. Teisėsauga aktyviai veikė prieš jį patį, kėlė bylas visokias, kvietė į apklausas, į tardymus ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, viskas tai buvo viešinama, teismai, visokios etikos komisijos ir taip toliau ir panašiai. Valstybės įstaigos, institucijos, tarnybos, pareigūnai visi dirbo prieš jį. Ieškojo priekabų, aiškinosi, vertino kiekvieną jo pasisakymą, vertino kiekvieną jo veiksmą ir be abejo visas tas jų veiksmai, visas tas vertinimas atsidurdavo spaudoje. O kaip patys žinote, spaudoje, viešoje erdvėje yra visiškai nesvarbu, ką apie tave sako ir kaip apie tave sako. Ar gerai, ar blogai, ar giria, ar keikia, svarbiausia, kad tu būtum minimas. O jisai buvo minimas ištisai. Ir todėl Nemuno aušra, kurią vedė jos lyderis, jos vadovas Žemaitaitis, gavo rinkėjų pasitikėjimą. Beveik 200 000 rinkėjų balsavo už šią partiją ir suteikė jai galią valdyti. Ir valdyti šalį, ir valdyti biudžetą. Viskas atsidūrė tą gale Nemuno aušros rankose. Ir Nemuno aušra nepadarė tai, kad pasitraukė opoziciją, o jinai sukūrė galimybę, susikūrė įrankį būtent tuos pažadus įgyvendinti. Kągi jinai padarė? Pirma, jinai parengė programą, kurioje buvo minimos tokios problemos kaip Ignitis, sprendimai, problemos, kokios yra su pačiu Igničiu, LRT problemos, KGB klausimai, Lietuvos banko įsteigimai, rezonansinių bylų tyrimai ir taip toliau ir panašiai. Viskas tai buvo minima per rinkimų kampaniją, viskas tai atgulė į jos programą. Tačiau, kada jinai sutiko tapti koalicijos nare pagrindinė, nes jinai norėjo gauti įrankius tam, kad galėtų šios pažadus įgyvendinti, be abejo, dalis tų pažadų išnyko arba jie iš griežtų pasisakymų tapo bendrais pasisakymais ir taip toliau ir panašiai. Ne čia mums yra dabar svarbu. Mums yra svarbu tai, kad jie turi galią ir jie eidami į koaliciją, jie su ta gale galėtų įgyvendinti pažadus būtent rinkėjams. Jie susikūrė įrankį, jie tapo koalicijos nariais. O kada jie tapo koalicijos nariais, tai jie gavo postus ir Seime, ir vyriausybėje. Ir ministrų postus gavo. Ne kokius, bet labai svarbius. Kaip šiuo atveju, kaip šiandien, mūšis vyksta dėl tų postų, tai yra aplinkos ir energetikos ministro postai. Ir štai čia įvyksta pats įdomiausias dalykas. Kaip jau sakiau, kad Nemuno aušra gavo pasitikėjimo mandatą, turi galę, kurią jis suteikė būtent rinkėjai, beveik 200 000 rinkėjų. Taip pat įėjo į koaliciją, į valdžią, tai reiškia susikūrė įrankį, kurį galėtų įgyvendinti, ten duotų savo pažadus, tačiau susidūrė su labai tokia rimta problema. Lietuvos prezidentas viešai pareiškė ne vieną kartą ir jos taip seniai jisai sako apie tai, kad partiniai Nemuno aušros asmenys, partiniai žmonės negali būti ministrais. Neskirsiu ir nepritarsiu ir net nesiūlykit. Vėliau virto tą frazę į kitą, kad asmenys, kurie yra susiję su šita partija, nebus skiriami į postus, į svarbius postus ten, kur galima valdyti valstybę ir itin didelius milijardinius
projektus arba biudžetus. Taigi, nežiūrint į tai, Žemaitaitis dabar pasiūlė į energetikos ministro postą savo žmogų, ne partinį, bet susijusi su partija, teisininką, išsilavinusi ir normalų, nematau ten jokios problemos tame. Tačiau prezidentas atsisako jį tvirtinti. Prezidentas delsė. Prezidentas jau seniai išsakė, kad į energetikos postą turėtų būti paskirtas jo parinktas žmogus, Vaičiūnas. Energetikos poste turi pasilikti Skvernelio žmogus, Vaičiūnas, nes tai yra pats tinkamiausias, pats kompetentingiausias energetikas visoje šalyje ir jisai gali spręsti ir gali labai efektyviai šią sritį valdyti. Būk tai kitų ministrų, tokių žmonių Lietuvoje nėra. Ir prezidentas nepasiduoda, kaip pasakė anksčiau, taip ir laikosi tos pačios linijos. Atėjo viskas, tos muštynės priėjo iki tokios kulminacijos, kad nežiūrint į prezidento pasisakymus ir nežiūrint į prezidento reikalavimus, naujoji premjerė sutiko pateikti prezidentui vyriausybės sudėtį ir tame tarpe Žemaitaičio pasiūlytus aplinkos ir energetikos ministrus. Tai Poderskį ir kitą žmogų, ne Vaičiūną, Jablonskį, jeigu aš neklystu. Ir pateikė visą šitą sąstatą. Prezidentas sako, aš tvirtinsiu nepilnos sudėties vyriausybę, aplinkos ir energetikos ministro netvirtinsiu. Ir dabar vyksta tarp jų mūšis. Šiandien skaičiau tai, kad premjerė jau palūžo, ir premjerė linksta link prezidento. Jinai sako, kad Vaičiūnas yra nuostabus, puikus žmogus ir net nėra čia jokių problemų, kad jeigu jisai toliau taps ministru ir toliau valdys taip, kaip valdo iki šios dienos. Tadgi jinai stojasi į prezidento pusę. Žemaitaitis kol kas nenusileidžia ir Žemaitaitis sako, kad aš nenusileisiu šitai grupuotė, tai yra grupuotė, kuri valdo energetikos sektorių, o Vaičiūnas būtent atitinka ir vykdo šitos grupuotės interesus, aptarnauja tą grupuotę ir taip toliau. Ir jis nepasiduoda. Kol kas. Aš nekeisiu kitų žmonių. Aš pateikiau savo kandidatus. Ir vyksta nesutarimai. Į netgi atėjo situacija kitokio lygio, kad Žemaitaitis sako, kad mes esame pasiruošę išeiti iš koalicijos. O premjerė pareiškė, aš nebijau tavo šantažo. Mes nereikia gąsdinti, mes galime dirbti ir mažumos vyriausybėje. Žodžiu, valstybėje chaosas. Dėl ko? Juk į ministrus, kaip patys matėte anksčiau, ypatingai, kada Šimonytė vadovavo vyriausybėje, kokie buvo paskirti ministrai, ne visi kompetentingi, ne visi turėjo patirties ir pakankamai žinių ir ne čia yra svarbu ir aišku. O dabar kodėl čia toks mūšis? Kasgi čia tokio įvyko? Koks tas Vaičiūnas ypatingas? Kodėl jis toks svarbus prezidentui, kad būtinai reikia versis per galvą, griauti vyriausybę, griauti, daryti chaosą, įnešti tokią sumaištį pačioj politinėje situacijoje, vien tik tam, kad Vaičiūnas taptų ministru. Kasgi čia tokio vyksta? Kas už to stovi? Tuoj aš jums viską paaiškinsiu ir pasakysiu. Tačiau mano prognozė, būtent iš tos situacijos, yra tokia, kad energetikos ministru taps Vaičiūnas. Ir Žemaitaitis nusileis ir šitą žaidimą jisai šitą kovą be abejo pralauš. Tai keisčiausias dalykas, kuris galėtų atsitikti, todėl kad tai vienintelė pagrindinė politinė partija, kuri aiškiai išsakė tai, kad energetikos sistemoje reikalingi labai rimti pokyčiai, kad energetikos sistemą reikia grąžinti valstybėje ir kad jinai šiuo metu yra valdoma, kaip sakant, smulkiųjų akcininkų, o ne stambaus akcininkų, tai mūsų. Taigi, jisai šią
kovą praloš. Tokia yra mano prognozija. Taigi jisai ir Nemuno aušra praras galę, tą, kurią suteikė jam rinkėjai. Beveik 200 000 balsavo, pasitikėdami jo pažadais, suteikė pasitikėjimo mandatą ir suteikė galę, kad tuos pažadus įgyvendintų. Jisai šitą galę praras. Jisai galbūt netgi šitą savo galę, kaip ir buvo prie Palucko, atiduos valdyti kitiems. Atiduos valdyti tai siaurai įtakos grupė žmonių, kurie ir iki šiol valdo pagrindinius finansinius Lietuvos valstybės srautus, kuriems nereikia kovoti dėl rinkėjo, nereikia žadėti rinkėjams nieko ir kurie su rinkėju iš tikrųjų nieko bendro neturi. Tačiau dabar jie pakliuvo į bėdą, iškilo jiems grėsmė ir jiems reikia išlaikyti tą poziciją. Ir jie darys viską, kad tą poziciją išliktų. Taigi šitai grupiai nesvarbu, koks vėjas pučia. Iš rytų, iš vakarų, stiprus ar silpnas, koks politinis vėjas pučia, aš turiu omeny. Jinai kol kas pasilieka valdžioje ir pasiliks. Pamenu tokius laikus, čia daug metų atgal, Lietuvoje, kada viena įtakos grupė susijusi stipriai su Rusija, su Kremliumi, su Gazpromo, Lietuvai darė labai didelį įtaką. Lietuvos sprendimams darė labai didelę įtaką dėl Lietuvos strateginių objektų privatizavimo, dėl įtakos svarbiausiams valstybės vadovams, vyriausybės vadovui, prezidentui ir kitiems įtaka buvo daroma milžiniška. Netgi institucijos, toks kaip Valstybės saugumo departamentas ir kitos, buvo patekusios į šitos įtakos grupės įtakos zoną. Lietuvai tai gero nieko neatnešė. Lietuvai tai atnešė tik tai žalą. Vaizdas vyksta panašus dabar. Tik neaišku, ar už tų žmonių stovi kažkokius tai užsienio tarnybos, ar nestovi. Čia yra atskiras klausimas ir kaip aš jums jau minėjau, tai nėra. Tai visiškai nesvarbu, yra kas nors ar nėra kas nors. Taigi, kokios tos jėgos? Kasgi ten tokius? Tai pirmas labai klaidingas supratimas žmonių yra toksai, kad kova vyksta tarp pozicijos, politinių partijų pozicijos ir opozicijos. Socialdemokratai, ten Nemuno aušra, valstiečiai kaip šiuo metu kovoja su konservatoriais, liberalais ir vardan Lietuvos. Dėl valdžios. Kaip politinių partijų tokia paskirtis – kovoti dėl valdžios. Iškovoti rinkėjų pasitikėjimo mandatą, gauti jo galią ir valdyti valstybę bei jo biudžetą. Tai yra klaidingas supratimas, nes jeigu vadovausitės šitą nuostatą, kad mūšis vyksta tarp politinių partijų, jūs nesuprasite esmės. O esmė yra tokia, kad už ką tada prezidentas stovi? Kodėl tada prezidentas reikalauja, kad nepartinis Vaičiūnas arba vardan Lietuvai artimas žmogus, Skverneliui artimas žmogus, turi būtinai būti paskirtas jo, o ne Žemaitaičio, o ne koalicijos, o ne valdančiojo Seimo daugumos, o būtent prezidento. Kas jam taip liepė? Kasgi už jo tokio stovi? O už jo stovi paprasčiausiai žmonės, kurie šiuo metu valdo energetikos sektorių ir finansų sektorių. Ir tie žmonės vadovauja tenais, įgyvendina milijardinius projektus ir nukreipia milijardus ten, kur jiems yra naudinga. Kaip jie nori, taip jie ir padaro. Yra sukurta tokia sistema, kad valstybės žodis arba stambaus akcininkų žodis šituose projektuose, šituose projektų įgyvendinimuose neturi galių. Galios yra atimtos. Taip, kaip dabar tą iškovotą galią, suteiktą rinkėjo galią, Nemuno aušrai, bus atimta ir perduota šitai siaurai įtakos grupė tam, kad jį galėtų toliau valdyti. Aš manau, kad kol kas šiuo metu šita grupė yra nenugalima. Ji yra per daug stipri. O jos stiprumas pasireiškia dviejose dalykuose.
Kadangi jinai valdo finansus ir kadangi jinai turi labai didelę įtaką valstybės institucijoms, ministerijoms ir taip toliau, tai iš šitų ministerijų, iš valstybės institucijų, valstybės įmonių eina labai dideli pinigai, pavyzdžiui, žiniasklaidai, tiems, kurie juos remia. Tie, kurie už juos stovės iki pačios mirties, tie, kurie tuos žmonės, kurie pasisakys prieš šią grupę, jie juos šmeiš nuo ryto iki vakaro, tol, kol tą žmogaus reputaciją sugadins visiškai. Šitoj grupiai taip pat įeina, kuri yra finansuojama ir padeda iškilti, ir eina politinės jėgos. Pavyzdžiui, tie patys konservatoriai, liberalai, kai sakau vardan Lietuvos, tai jie nėra kaip tokios savarankiškos politinės partijos dirbančios, pavyzdžiui, rinkėjų labui, visuomenės labui. Ne, tai yra šią grupę aptarnaujančios politinės partijos. O taip pat jau galėčiau pridėti prie šitų politinių partijų socialdemokratus, kadangi matau, kad premjerė nusileidžia šitai grupė ir sako, prašau, jūs imkite tuos postus, jūs imkite ir valdykite tą, ką valdėte iki šiol. Jeigu jie toliau valdys, tai premjerė tikrai negalės priimti svarbiausių sprendimų. Taigi tokia situacija. Aš manau, kad Nemuno aušra iškovojo galias, tačiau šias galias prarado arba pati atiduos būtent kitai grupiai žmonių, ir kurie tas galias naudos naudai gauti savo, o ne visuomenė. Štai tokiu būdu ir yra mulkinima visuomenė. Vieni iškovoja galią, todėl kad pažada kažką tai padaryti, o iškovoja tą galią perduoda tiems, kurie ir priima svarbiausius sprendimus, ir tie, kurie valdo šalį. Taigi ačiū visiems tiems, kurie išklausėte iki galo, iki pabaigos, ačiū už patiktukus, ačiū už komentarus ir ačiū labai tiems, kurie prenumeruojate arba rekomenduojate kitiems prenumeruoti mano kanalą. Iki kito karto.